Mūsų Evangelijų pagal Mato 3 skyrius 13-17 eilutės labai aiškiai papasakotas įvykis, kaip įvyko pirmasis krikščioniškas krikštas. Nepaslaptis, kad krikštai vyko ir iki Jėzaus. Ir tuos krikštus darė nepakrikštytas Jonas Krikštytojas. Keistai skamba, ar ne? Reiškia, tas, kuris nebuvo pakrikštytas, jisai krikštijo kitus. Todėl, kai Jėzus ateina pas jį prie Jordano upės ir prašo, kad būtų pakrikštytas, Jonas, matot, jis turi šventąją dvasią, tas yra tiesa. Jisai gavęs apreiškimą, kad jo pusbrolis, jisai kvailas, taigi nėra, atėjo giminaitis, su kuriuo ir gimtadienis švęsdavo kartu, eidavo pas draugus, greičiausiai dalyvaudavo tuo metu vaikų vakarėliuose, dar kažkur, tai giminės suvažiuodavo, atlaiduose, tai čia 100% jie susitikdavo, jeigu atsimena ten 12 metų Jėzus, kai į šventyklą buvo jis ten paskiau pabėgęs nuo tėvų ir kai Marija su Juozapu ieškojo tarp giminių, greičiausiai irgi nuėjo pas Jono Krikštytojo mamą ir klausė, sako, Jonu, gal tu matei mūsų Ješuą, žinai, Jonas 12 metų sako, klausykit, aš sakau, buvom kartu, bet paskui kažkur Jėzus nieko nepasakęs, kažkur išėjo, aš nemačiau jo, žinai. Tai va, turim tokią akistatą. Ir kai Jonas Krikštytojas mato realiai, kad tai čia tas Mesijas, apie kuris kalbėjo, kad, sako, ateina po manęs, kuris didesnis už mane, jis mato tą didesnį už jį. Jis turi tą dvasios atpažinimo dovaną, jisai žino, kas čia toksai, kad čia nėra šiaip savo pusbrolis, giminaitis. Ir sako, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Labai gražus Jėzaus atsakymas Jonui Krikštytojui ir dabar dėmesio. Pirmoji mintis. Kai tu tapai krikščionimi, tau yra taikomi kiti standartai. Standartas tai irgi nėra lietuviškas žodis, sakykime, taikomi reikalavimai, kurie nekrikštytam žmogui yra netaikomi. Jis yra laisvas. Bet kiekvienas iš mūsų, kurie gavom Krikšto sakramento dovaną, esam patepti katechumenų ir krizmos aliejumi ir tas patepimas tiesiog šviečia tavyje. Net jeigu, neduok Dieve, kas nors iš krikščionių ir atsidurtų pragare, tai pragare visi atpažintų krikščionių. Ten tarp tų ugnies liepstų, ten tuose velnių katiluose, čia taip liaudiškai, o tos galvos kyšančios su kryželiu ant kaktos visiems bus matomas. Aš sakau, neduok Dieve, aš turiu viltį, kad ateis tokia diena, kad ten nei vieno nebus krikščionio. Tokia viešpaties taktika, jisai priešui nei vieno iš mūsų nediduos. Bet tai ateičiai. O šį kartą, kai Jėzus pasako, šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Yra pasaulyje dalykų, kurių tau ir man, kaip ir Jonui Krikštytojui, logika neduos atsakymų. Jūsų ir mano paskaičiavimai logiški, krikščioniški, teologiški, jie tiesiog tave varys iš proto, tu negalėsi paaiškinti. Kaip neįmanoma paaiškinti Dievo gailestingumo, kurį Dievas apreiškė, kai jis mirė ant kryžiaus, ir Dievo gailestingumo, kuris apreiškė prieš 100 metų, prieš 90 metų, kai įvyko Vilniuje, kai jisai pasirodė šventai sesei Faustinai ir pasakė, kad šį atvaizdą, kurį tu nutapysi, duok žmonėms ir paskleisk mano žinią, kad kiekvienas žmogus, kuris šauksis mano gailestingumo, ypatingai tą 3 valandą,
akcentuoja kažkaip Jėzus. Kai jisai mirė ant kryžiaus, kiekvienas, kuris melsis Dievo gailestingumo tą vainikėlį, ar savo žodžiais, jo bus pasigailėta. Ten būtų galima mūsų logikai ir visiems ten, mes sakom, tiem, kuriems nelabai tas gailestingumas įdomu ir jiems tas Jėzus visai neįdomus ir ta krikščionybė visiškai neįdomi, net jeigu jis yra pakrikštytas, kurie bando visokiais būdais čia su mumis, mes sakom, pasiginčyti ir sakyti, tai ką dabar, vadinasi, visi, nusidėliai, tie, kurie ir tą darė, jų visų bus pasigailėta, va taip, 3 valandą, jeigu šauksis, aš pasako taip. Tai tu Dieve esi neteisingas. Ir prasideda. Tai va, Jonas Krikštytojas šitoj situacijai yra pasimetęs. Jis pats nepakrikštytas. Jis nėra pranašas, kaip jis pats sakė. Jis tik tyrose šaukiančio balsas. Ir dabar jis turi padaryti kažką tokio. Ir Jėzus labai gražiai, jis jam neįsakinėja, nors galėtų pasakyti, mano galingojo Dievo vardu. Jonai Krikštytojų, tu čia pat, įsakau tau, krikštyt mane. Nebuvo. Matas, aš manau, kad Matas klausėsi ir to paties gal Jono Krikštytojo, jisai girdėjo liudymą, kad jis jo paprašė. Savo klausyk, padaryk dabar tai, kas reikalinga teisumui. Matot, yra teisumas ir yra teisingumas, 2 terminai, nereikia jų maišyti. Teisusis, kaip sako Dievo žodis, gyvens tikėjimu. Girdit mane? Ne tavo logika, ne tai, kad tu supranti ar tu nesupranti, ką tu jauti, va dabar jaučiu, atsivėrė mano dosnumas ir, dabar įsiliejo ir dabar paklusiu visiems Dievų sakėm. Ne. Mano teisusis gyvens tikėjimu. Tikėjimas yra sveiko proto ir laisvos valios veiksmas. Jau čia nesikį esame kalbėję nuo šio pulto. Tai reiškia sveikas protas, kuris neprieštarauja Biblijai. Tai ne tavo sveikas protas ir ne Briuselio. Ir ne Suvienytų nacijos organizacijos ir sveikatos ministerijos. Tai, kas neprieštarauja Dievo žodžių, tai yra sveikas protas. Čia irgi reikia būti atidiem. Taigi, sveikas protas reikalauja Jono Krikštytojo, kad jisai paklustų savo pusbroliui. Šiuo atveju jisai mato ne pusbroliui, bet jis mato Dievo sūnų. Tai, kas reikalinga teisumui, tai, kad tu, Jonai Krikštytojau, šiuo aktu būtum nuteisintas. Mes paskui niekur nežinome, nėra parašyta švento rašto nei vienos vietos, kad Jėzus po to, kai jį pakrikštė Jonas Krikštytojas, sako, dabar Jonai, aš dabar tave pakrikštysiu. Nėra taip. Sakytum, nepasisekė Jonai, ar ne? Bet Jėzus jūs ir nevinioja į vatą. Sako, mėlyjei krikščionys, kurie dabar busit pakrikštyti jau mano vardu. Jūs esate didesni, net pats mažiausias krikščionis yra didesnis už Joną Krikštytoją danguje. Čia tai bent. O mes sakom, privilegijos Jėzus giminėm. Jokių privilegijų. Bet jisai gauna visus nuopelnus paklusdamas Jėzaus žodžių. Štai kur sako, aš prašau tavęs daryti tam, kad išsipildytų teisumas. Tada Jonas sutiko. Taškas. Dabar pirmoji krikščionių pamoka. Gyvenime tau Jėzus yra jau uždavęs panašių klausimų ir prašymų. Patarims. Mes esam karaliaus vaikai. Karalius neprašo, karalius įsakinėja. Karalius neprivalo tau paaiškinti visų niuansų, kodėl jis tau pasakė, kokiu tikslu. Jis neturi tau teisintis. Jis parašė, jisai pasakė, jau pats žodis yra įsakymas. Taip kaip, ko gero, nei vieno iš jūsų mūsų
Lietuvos prezidentas, kuris nei karalius jis yra, šiandien jis yra, rytoj jo nėra. Prezidentas parašė kažkokį tai, pasirašė po įstatymų ir jis tau nepaskambino ir sakė, žinau, mielas broli, aš rytoj noriu išleisti tokį įstatymą, kur tau spengs ausise, ar galiu? Jūs ką, juokaujat? Jūs tik tai rytą atsikėlėt ir matot, kad visos kainos padidėjo dvigubai. Cypėt, rėkėt, trypstit kojot ir nieko negalėt padaryti, nes tavęs tai neatsiklausė. Tai čia žmonės, o čia Dievas. Su manim. Taigi, ko paprašė, iš karto daryti. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus išlenda, čia neišlenda, bet rašo, išbrido iš vandens. Noriu mažytę detalę. Mes, katalikai, šaltuose kraštuose esam atpratę savo vaikus, patys save krikštyti taip, kaip buvo Jėzaus laikais krikštijama. Taigi dabar kaip daro? Atneša mažą vaikutį, jeigu tai yra kūdikių krikštas. Ant tokį mažytį bliudelį dar būna, kad mano kolegos kunigai dar vandens pataupo. Ant to lašiką jau užlašina vos. Tai va, jisai buvo panardintas, dėl to žodis krikštas Biblijoje yra baptizomai, panardinamas. Jis buvo taip pat panardinamas, iškilo ir tada ant jo nusileido iš dangaus Dievo dvasia it balandis. Taigi jisai buvo panardintas visas. Jonui suteikta malonė, ko kiti nematė. Jisai mato tą vaizdą, mato Dievo dvasią, sklendinčią, kaip jau minėjau, it balandis. Ir dar jis girdi balsą, kuris sako, kad šis asmuo, kurį ką tik tu panardinai visą po vandeniu, yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Mažytė detalė. Nepasakyta, mano mylimas sūnus Jėzus, kurį tu pakrikštė, yra mano, kuriuo aš gėriuosi. Ne. Dievas labai aiškiai pasako šituo sakiniu, Biblija mums sako, kad kas mano brolis, sesuo ir motina, atsimenat? Kiekvienas, kuris klauso mano balso, taip kaip Jonas Krikštytojas, ir jį vykdo. Tas yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi, čia dangiškasis tėvas, o tuo pačiu ir pats Jėzus, patvirtina, kad visi, kurie buvo pakrikštyti, užpylė ten, taupydamas vandenį ekologiškai, kunigas tavo vaiko ar kažkam tai suaugusiam ant galvos, ar panardino, kaip sakant, be skrupulų šaltyje, visi gauna tą patį įvertinimą. Tu tampi Dievo sūnus ir Dievo dukra. Dabar, kad mes čia taip nenusilyrintumėm ir pasidžiaugtumėm, paplotumėm, kaip gerai čia mums sekasi, dėmesio, kaip jau minėjau, mums taikomi kiti standartai. Ir dabar, ko gero, kai kas nuliūs, bet aš nesiruošiu čia jūsų visų labai džiuginti. Jeigu Dievas pasakė padaryti visiems namų darbus, tai išimčių nebus. Nebus nei mums. Sako, aš Viešpats pašaukiau tave teisumo pergaliai. Paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau tave ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, belaisvius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum. O čia jau rimčiau. Taip, kad kai kas mano, kad pasikrikšti ir tavo problemos baigėsi, pasakysiu, jos tik tai prasideda, bet tokios geros problemos, kurių finalas visiems dangaus karalystė, aleliuja. O tai ką mes čia taip norim visiškai, kaip ten sako, šiauliečiai, nachaliavo į dangų, purvinais batais, be jokio prakaito, neišeis.
Va tas Jėzus, kuris rodo pavyzdį, kuriuo gėrisi tėvas ir įvardina, kai jis yra mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi, va tas gėrėjimas, jis nėra, kad tu dabar esi toks nuplautas vaikutis. Ne. Kartais toks, įspūdis susidaro, kad krikščionis mano tam pačiam kūdikio lygyje. Nuodėja taip yra. Kad užtenka, kad jisai kakotų, sisiotų, rėktų naktį, neduodamas tau mamą tėti pamiegot, dar plus visokiom lygom ten čiaudytų, sirgtų, kad tu jo tokiu kūdikiu čia lakstytum pas daktorius visur, pergyventum. Ir tai tavo visas darbas. O taip mano katalikai krikščionys. Nežinau, kaip su broliukais protestantais. O nieko nedarau, tik tai teršiu aplinkui, rėkiu, gadinu nervus savo tėvui dangiškajam ir mamai Marijai. Ir to užtenka. Sako apaštalas Paulius, kai buvau vaikas, mąsčiau kaip vaikas, elgiausi kaip vaikas, bet tapęs suaugusiu, tokiu nebesu. O tokie mūsų reikalavimai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu dabar tapęs jau, jeigu tu esi pakrikštytas ir tam pakrikštytajam, kiek dabar tuo metu yra, netgi va čia tokie, kur vaikučiai maži yra. Jeigu padarysi kakutį kažkur kampe, namuose, mama su tėčiu, nepaglostys, užgarbytis, koks šaunuolis, vėl padarei į pampersiuką. Šaunuolis. Taip ir toliau daryk. Ne. Bus mamos arba tėčio veido išraiška. Reikės susitvarkyti. Jeigu tam krikščioniui, tam katalikui yra 18 metų ir virš, ir jis bandys būti toks, esu tavo mylimas sūnus, kuriuo tu gėriesi. Ir mes sakom, teršti aplinkui žodžiu, savo, mes sakom, darbais, keiktis, daryti visokias, mes sakom, begėdystės, nusikaltimus. Nesitikėk, viešpats nebesigerės. Ir ten yra kiti švento rašto žodžiai. Sako, kas klauso mano žodžių ir vykdo jį, tas yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu prarandi tą gerėjimosi to sūnaus ir dukros statusą, kai tu klausydamas Dievo žodžio ateini mišias, klausaisi, tau taigi nieko nekainuoja, ten kažkas sako, aš ten paaukojau. Galėjai mums ir neaukoti. Dievui tavo pinigų nereikia. Ir to užtenka. Ne. Kas vykdo. Ir dabar žiūrėkite, tai, kad mes, kurie esame katalikai, krikščionis, vykdom savo pareigas, tai labai yra gerai. Kas esate pašaukti būti tėčiais, mamomis, kas turite savo profesijas, kas esate gydytojai, kas esate valstybės tarnautojai, policininkai, kariai, čia jūsų yra pašaukimas, jūs privalote tai daryti. Už tai jūs gaunate, mes sakom, ir atlyginimą. Ar tai būtų emocinis atlyginimas šeimose, ar tai jeigu esi tarnautojas, tu gauni algą ir taip toliau. Čia ir taip, čia nereikia būti krikščioniu. Bet jeigu tu nori išlaikyti šitą statusą, štai mano mylimas sūnus, mano mylima dukra, kurias aš geriuosi, aš tada turiu daryti tai, ką pranašas Izaijas 42 skyrius 1-7 eilutės, pirmame skaitinėje, kur sakėm, kad aš tave pašaukiau teisumo pergaliai. Tai reiškia, neužtenka, kad tu būtum, čia kaip mūsų kartais lietuvių tautos olimpiniai sportininkai parašo pareiškimą į olimpinį komitetą, sako, mes dalyvausime olimpinėse varžybose. Įsiklausykite šitą terminą. Tuo tarpu kitos valstybės, nežinau kas ten toje, amerikiečiai, jie rašo tokį, mes
ateiname, kad nugalėtumėm. Mes užsirašom į olimpinės varžybas, kad gautumėm auksą. Skirtumą jaučiat? Dalyvauti ir pasimti auksą. Va taip ir su mumis yra. Viešpats pašaukė tave nedalyvavimui, kad tave per televizorių parodys, koks tu gražus sportininkas, atletas prasėjai pro stadioną su Lietuvos vėliava ir eilinį kartą susimoviai. Sako, teisumo pergalė, jaučia, kyla kaina. Aš esu pašauktas kaip krikščionis pergalė. Teisumas tai reiškia, žinot, kaip tai yra? Tai reiškia, kad aš tikėjimu, mano visos pergalės bus susijusios, va taip kaip su Jonu Krikštytoju. Aš turėsiu žengti kiekvieną pergalę, žengti ir laimėti tikėjimo būdu. Primenu, sveikas protas ir laisva valia. Na ir toliau sako, tu žinok, kai tave pašaukiu tai pergalė, ką aš tau garantuoju Dievo. Čia yra Dievo garantijos. Čia ne trenerių, čia ne mūsų kažkokių tai kunigų. Čia paties Dievo žodis sako, aš paėmiau tave už rankas. Mėlyje, jeigu tu bėgi maratoną ir tave bėgantį maratoną olimpinėse varžybose laiko už rankos Dievas, tai esi pasmerktas sėkmei. Kito šansų nėra. Sutinka? Jeigu tu darai šuolį per tą kartį ir tame šuolyje, čia yra toks pažadas, paėmiau tave už rankos. Tu esi pasmerktas auksui. Nes kaip tu kitaip įvardinsi Viešpatie, tu man pažadėjai, paimsiu tave už rankos, žinai, ir neperšokau. Tai kas čia paėmimas už rankos? Dievas tokių žaidimų nežaidžia. Jis paėmė tave už rankos, kad atsitrenktum į sieną. Atsiprašau. Aš sukūriau tave ir padariau tave tautos sandorą. Tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, belaisvius iš kalėjimų išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum. O štai šitas visas meniu, pakuotė, mėlėjai, neturit kur dingti. Jumis gudriai prigavo. Įviliojom. Cituoju pranašą Jeremiją. Tu suviliojai mane. Įviliojai. Tu taip gudriai Viešpatie mane prigavai. Neturiu kur trauktis. Pasirašiau, kaip dabar toks žodis yra, kontraktą. Viskas, galas. Turėti į fronto liniją. O čia tai bent. Bet jūs nepergyvenkite. Sako, ne tau reikės tą kovą kovoti, aš viską padarysiu, tu tik man, nemaišyk, man tik per ranką, nedaužyk, kai aš būsiu paėmęs tave už rankos. Iš tavęs minimumas yra, mėlėjai. Kartą per savaitę ateinat iš pažinties. Sekmadieniais, o taip kaip šiandien, visada ateinat į bažnyčią, dalyvaujat Viešpaties mišiose, minimumas, ko iš tavęs šiandien prašo. Ateis momentas, sužinosit sekantį žingsnį, o dabar atnaujinkim savo krikšto sakramento pasiryžimus, ką ten esam prisižadėję